Bendras silpnumas, fizinio krūvio netoleravimas, galvos svaigimas, diskomfortas ar skausmas krūtinės srityje, galūnių tirpimas, gali būti ir kojų skausmas, o tai dažnai supainiojama su kalcio ir magnio trūkumu, plaukų slinkimas, lūžinėjantis nagai, dažnas širdies plakimas ir lėtinis nuovargis, dirglumas, vangumas, dėmesio koncentracijos sutrikimas. Ir noras valgyti neįprastus dalykus, kreidą ar smėlį, taip, literatūroje tai nurodoma. Arba besikartojančios aftos burnoje, atpažįstate bent kelis simptomus besireiškiančius jūsų vaikui. Tai geležies stokos organizme požymiai. Tad būtinai reikėtų vertinti, ar vaikui nėra mažakraujystės, nustatytas nepakankamas feritino kiekis kraujyje ar net hemoglobino koncentracija sumažėjusi. Ką daryti? Pirmiausia, geriami geležies preparatai. Kokie? Puikiausiai feronemis su kofermentuku 10. Šių buteliukų sudėtyje yra geležies papiltas ir B ir C vitaminai. Suaugusiems ir vaikams nuo 3 metų gerti po 1-2 buteliukus per dieną prieš pusryčius. Minimalus kursas 20 buteliukų, 100% veganiškas, nesukelia vidurių užkietėjimo ir svarbiausia neturi metalo prieskonio. Ir vyresniems ferokapsų kofermentukų 10 kapsulės, kurių sudėtyje geležis yra chelatinė, todėl nedirgina skrandžio. Naujausi tyrimai rodo, kad tokią geležį organizmas pasisavina net 4 kartus geriau. Sprendimas yra. Ir nepamirškite, kad po 6-8 savaičių tyrimus reikėtų pasikartoti.